Ar esat kada nors savyje pastebėję tokį skaitiklį, kuris intensyviai sukasi ir aptinka visą negatyvą jūsų gyvenime? Aš jį vadinu šūdometru. Aš manau, dauguma žmonių supranta, apie ką aš kalbu. Mes visi turim tą negatyvų vidinį monologą, kai mes kalbam negatyvius dalykus apie savo aplinką, apie tai, kas atsitinka aplink mus ir esam nepatenkinti. Ypatingai toks šūdometras suaktyvėja žiemos laikotarpiu, kažkam rudenį, dėl to, kad šalta, šlapia, tamsu, žodžiu, nėra jokio malonumo gyvenime. Ir tai gali būti kaip kažkokia sezoninė depresija. Čia padarysiu disclaimerį, jeigu jūs turit kažkokių psichologinių problemų arba jaučiat, kad tikrai turit tikrąją depresiją, tai kreipkitės pas specialistus ir siekit tikros pagalbos. Konkrečiai šio video paskirtis yra pramoga, tai yra pažiūrėti kažką, kol geri savo vakarinę arbatą arba rytinę kavą. Taigi visiems, hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Tolku. Visų pirma, reikia šitą šūdometrą savyje aptikti. Taigi, aptikti, kas tave priverčia taip jaustis. Tai gali būti aplinka, tai gali būti kažkokie žmonės, tai gali būti ir labai dažnai pats tu, tavo vidinės mintis. Kai tu koncentruoji savo dėmesį į negatyvius dalykus ir arba kai kurie žmonės iš tavo aplinkos, arba tavo aplinka pati priverčia tave taip jaustis ir nuolat apie tai galvoti. Tai gali būti kai kurie tavo pesimistiškai nusiteikę draugai, kurie nuolat skundžiasi savo gyvenimu ir nuolat zyzia apie tai, kaip pas juos viskas blogai ir kaip jie nieko nekeičia ir nieko dėl to nedaro ir kaip gyvenimas nenusisekė ir taip toliau, taip toliau. Ir tu gali būti geras draugas ir palaikyti, bet jeigu tu matai, kad tai yra tiesiog žmogaus gyvenimo būdas, nuolat būti nelaimingu ir nuolat skustis, tai reikia sugebėti nuo to atsiriboti. Ir net jeigu jūs nenorit visai šitos draugystės nutraukti, bent jau neleisti tam negatyvui kažkaip apnuodyti tavo gyvenimą. Pavyzdžiui, jeigu tas žmogus zyzia, tu gali jį palaikyti, bet pats suprask, jau įsijungia šitas skaitiklis, kuris tuoj skaičiuos pradės skaičiuoti šūdą mano gyvenime ir to neprileisti. Žodžiu, neprileisti ir sugebėti aptikti tuos dalykus, kurie tave priverčia, taip sakant, jau pradedi jausti tą užimą, jau užsiveda tavo šitas skaitiklis. Tai vat, ir sugebėti tai kažkaip kontroliuoti ir matyti, kokiose situacijose tu gali pasitraukti, o kai kuriuose situacijose, kuriuose negali pasitraukti, pavyzdžiui, jeigu tai yra darbas, kuris tave nervuoja, bet tu kol kas negali dėl kažkokių priežasčių išeiti, atsileisti ir taip toliau, tai bent jau sugebėti toj situacijų atsiriboti ir neleisti savo tą negatyvą kažkaip filtruoti pro save. Tai gali būti kažkokia aplinka, ar tai gali būti konkretūs žmonės, sakau, reikia tiesiog sugebėti tą filtruoti, neleisti jų negatyvui persikelt ant tavęs. Kai tas šūdometras jau yra aptiktas ir tu supranti, kas tave, taip sakant, trigerina, tu gali kartais padaryti tą vadinamą slow down, žodžiu, sulėtinti savo tempą, sulėtinti savo ritmą. Aš turiu omeny, kad kartais mes jaučiamės blogai dėl to, kad per daug savęs esam apkrovę kažkokiais reikalais ir atrodo darydami tos reikalus, viską, kas spėja matyti, tai tik negatyvą, nuolatinį nuovargį ir taip toliau. Kartais reikia sugebėti sulėtinti savo tempą, numesti kažkaip apsukas ir pažiūrėti ir sustoti ir pagalvoti, ar tikrai viskas blogai, ar iš tikrųjų nėra taip viskas blogai. Per daug turiu kažkokio tai streso savo gyvenimą, kai iš tikrųjų aš esu sveikas, gyvas, pas mane viskas gerai, mano gyvenimas yra kupinas gerų dalykų ir aš esu iš tikrųjų labai laimingas ir turiu daug gerų draugų ir šeimos. Turi labai daug visokių gerų dalykų aplink save ir kažkaip sugebėti sulėtėti ir sugebėti pamatyti tuos dalykus. Jeigu jauti, kad per daug jau pervargai ir reikia atostogų, galima kažkur galbūt nuvažiuoti, jeigu leidžia finansinė situacija. Jeigu nėra tokios galimybės kažkur išvažiuoti, gali būti tiesiog pasiimti atostogų, kad pabūt namie, kad pailsėti, parefleksuoti, pamatyti, ko iš tikrųjų tu nori, kokių aspektų tavo gyvenime, tarkim, trūksta, o kokie aspektai yra labai geri ir reikia sugebėti juos irgi pamatyti, pastebėti ir sugebėti pasimėgauti jais.
Nes tie žmonės, kurie per atostogas sugeba būti nuolat negatyvūs, va tai yra jau bėda. Pas mane yra viena draugė, su kuria aš gyvenime nevažiuočiau atostogų, nes jinai sugadintų visą vaibą atostogų. Ji yra negatyvus žmogus iš bet kur, iš kur net važiuoja. Ir kai jos klausia, kaip praėjo atostogos, va toks va nepatenkintas veidas, arba maitino negerai, arba kažkokie orai iškliuvo prasti, arba kažkaip ten, žodžiu, baseinas, nebuvo baseino su pašildymu ir jinai nepatenkinta, nes negalėjo plaukioti, nes baseinas buvo šaltas, arba kažko jie visą laiką trūksta, arba viešbutis, prasme, nuolat nepatenkintas žmogus ir tu tiesiog užduodi savo klausimą, ar iš tikrųjų ten buvo blogai, ar iš tikrųjų per atostogas ji negalėjo kažkaip sulėtėti, kaip gera, kokie ten gražūs vaizdai, tarkim, jeigu prastas oras. Taip, aišku, kartais yra dalykų, kurie nuo mūsų ten nepriklauso, tai yra orai, arba tarkim, kai kurie dalykai tu galbūt planavai vienaip, o gavosi kitaip, bet vis tiek tai yra atostogos, jau sugebėti atvežti iš atostogų negatyvias emocijas, čia turi tikrai kažkas blogo atsitikti, ta prasme, per atostogas turi atsitikti kažkas labai blogo, kad tu būtum nepatenkintas. Jeigu iš esmės neatsitiko nieko blogo, visi buvo sveiki, gyvi ir viskas buvo gerai, ant kiek reikia būti negatyviam žmogui, ant kiek reikia, kad tas tavo šaudometras veiktų non-stop, kad iš atostogų atsivežti vien kažkokių negatyvių ir net nepailsėjau normaliai, tu tiesiog galvoji, kad come on, lyg žmogus, kuris nesugeba atsipalaiduoti, sulėtėti ir įvertinti situaciją ir įvertinti, kaip iš tikrųjų aplinkui viskas gerai. Gal kai kurie dalykai ne taip, kaip aš tikėjausi, vyksta, bet vis tiek tai yra gerai. Atostogos įvyko sklandžiai, mes gerai nuskrydom, skrendant mūsų lėktuvas nenukrito, mes gyvi, mes ilsimės, mes matom gražius vaizdus. Taip galbūt šalčiau nei aš tikėjausi, bet jau esant toj situacijoje kažkaip sugebėti pamatyti, kad iš tikrųjų nėra taip viskas blogai, viskas vyksta pakankamai gerai. Gal ne taip, kaip aš ten savo prisifantazavus, bet iš esmės viskas gerai. Kitas punktas tai yra koncentruoti savo dėmesį į pozityvą. Dirbtinai, sąmoningai koncentruoti savo dėmesį į pozityvą. Labai lengva, pavyzdžiui, stovėti lauke, kai lyja, šaltas, sausis, tamsu ir galvoti apie tai, kaip čia sušalai, kaip užkniso šitie orai, kaip viskas atsibodo, kodėl aš viso turiu vaikščioti į tą darbą ir man nepatinka čia. Ir taip yra lengviausia ir tas šaudometras, jam įsijungti reikia pusę sekundės, jis pradeda tiesiog suktis ir tas visas negatyvas, jisai tiesiog sukasi tavyje. Sugebėti vėlgi jį pamatyti, tu tik pajutai tą impulsą, kad aš jau jaučiu, kad pradedu užsivesti. Pradėti sąmoningai, taip sakant, dirbtinai įmesti į savo galvą tas pozityvias mintis, kad pavyzdžiui, dabar atvažiuosiu namo, labai šalta, pasidarysiu ten šaltos sriubytės ir arba kažką skanaus pagaminsiu, arba iš viso, jeigu negaminsiu, dabar užsuksiu į parduotuvę, nusipirksiu kažką skanaus, pasišildysiu namie ir taip skaniai pavalgysiu ir, žodžiu, koncentruoti savo dėmesį į tai, kas šiuo metu bus gerai, arba kas šiuo metu galbūt yra gerai. Galbūt lauke šiuo metu šalta ir lyja, bet tu važiuoji namo, sėdėdamas šiltam automobilyje, tau ant galvos nelyja ir tu iš tikrųjų visas esi sausas, šiltas ir tau iš tikrųjų gera ir ramu ir tu tuoj atsidursi namie, kur vėlgi sausa, šilta ir gera. Ir tai yra labai svarbu dirbtinai koncentruoti savo dėmesį būtent į pozityvius aspektus. Kaip yra tas vadinamas, atrodo, raudono automobilio efektas, kai jeigu tavęs paklausti šiandien, ar tu matei raudoną automobilį, tu pasakysi, nežinau, tikriausiai mačiau, bet, nežinau. Jeigu tavęs paprašys, kai šiandien važiuosi iš darbo namo, suskaičiuok visas raudonas mašinas, viskas, ką tu matysi, bus raudonos mašinos, tu tiesiog važiuosi ir matysi, kaip čia raudona mašina, ten raudona mašina, pravažiuoja raudona mašina, čia stovi raudona mašina. Tu matysi vien jas ir atvažiuosi namo ir sakysi, taip, mačiau 34 raudonas mašinas. Ir tai bus taip lyg kažkas, ko tu nepastebėtum, nes tai yra natūralūs dalykai. Bet jeigu tu privertei save koncentruoti tai dėmesį, tu matai iš karto jų daugiau, lygiai taip pat ir su teigiamais gyvenimo aspektais, kadangi teigiami gyvenimo aspektai yra, kaip savame suprantami dalykai, jie nuolat yra mūsų gyvenime, bet mes juos nekoncentruojam savo dėmesio ir dėl to labai dažnai nepastebim, bet sugebėti juos pastebėti būtent sąmoningai, būtent kažkas šiuo metu pradeda darytis blogai, bet tu taip neleidi savo apie tai galvoti. Aš nekalbu dabar apie tai, kad reikia supresuoti savo negatyvias emocijas, jeigu kartais liūdna arba bloga, tai yra irgi emocijos, jas irgi reikia išgyventi, bet aš turiu omeny būtent, kai tu jau matai, kad per daug to kažkokio
negatyvo reikia tiesiog sugebėti savo smegenis tiesiog tą šūdometrą perjungti ir priversti jį skaičiuoti, kad iš tikrųjų kiek yra visko gero tavo gyvenime. Ir dar vienas svarbus aspektas tai yra praktikuoti dėkingumą. Būtent praktikuoti dėkingumą. Būti dėkingam savo gyvenime už tai, ką tu turi. Mes, kaip jau kalbėjau prieš tai, labai dažnai pozityvius dalykus priimam kaip savame suprantamus, nes jie tiesiog yra pas mus. Bet būti dėkingam už tai yra kaip ir keista. Tačiau man labai padeda praktikuoti dėkingumą tom akimirkom, kai aš iš tikrųjų jaučiuosi blogai. Nes man labai lengva, pavyzdžiui, kai aš esu per atostogas, aš tiesiog toks žmogus, kai aš, pavyzdžiui, kažkur esu, kitoj šaly, ten gražūs vaizdai, aš kažkur sėdžiu, matau, nežinau, aš dabar netgi kalbu, man šiurpuliukai tiesiog eina, nes aš toks žmogus, aš tiesiog tokiom akimirkom, aš jaučiuosi gyva, aš jaučiuosi gerai, aš jaučiuosi be galo dėkinga, kad aš esu gyva, kad aš galiu tai matyti, jausti, girdėti, ten, nežinau, jūros ošimą ir dar kažką. Ir aš tiesiog jaučiuosi labai dėkinga gyvenimui, kad aš esu gyva. Ir tai labai lengva tokiom akimirkom būti dėkingai, man bent jau. Bet pavyzdžiui, ko aš labiausiai gyvenime nekenčiu, tai yra gaminti valgyti. Ir aš tiesiog, nekenčiu, man šlykščiausias yra dalykas iš visų buitinių dalykų. Pavyzdžiui, aš galiu tvarkytis, aš galiu ten plauti, skalbti ir taip toliau. Negaliu pakęsti maisto gaminimo, o gaminti reikia beveik kiekvieną dieną, nes pas mane dar 2 vaikai ir visi praktiškai valgo namie. Ir va tokiom akimirkom priversti save praktikuoti dėkingumą. Kaip pavyzdys, darau valgyti ir neleidžiu savo galvoti apie tai, Jėzau, kaip užknysiu, kad man atsibodo, aš negaliu tokias gaminti valgyti, o grinai praktikuoti dėkingumą. Kad man, pavyzdžiui, galima tiesiog nueiti į parduotuvę, nusipirkti bulves. Kad yra žmonių, kurie dėl manęs pavasarį pasodino tas bulves, visą vasarą jas prižiūrėjo, nuiminėjo nuo jų kaloradus, rūpinosi, paskui jas, žodžiu, iškasė, atrinko nesupūvusias gražiausias, atvežė į parduotuvę ir aš tik tai atėjau ir pasiėmiau jas parduotuvę. Ir vat sugebėti už tai būti dėkingai, darydama valgyti, aš praktikuoju tą aktyvų dėkingumą už tai, kad, pavyzdžiui, aš savo gyvenime turiu viską, ką noriu. Aš galiu nueiti į parduotuvę ir viską nusipirkti. Aš gyvenu tokiam pasaulyje, kur man prieinami beveik visi produktai. Kuo pamaitinti savo vaikus, nes aš turiu pasirinkimą. Ir pasirinkimas yra gan platus. Ir maitinti savo vaikus pačiais geriausiais produktais, žiemą, vasarą, ir vaisiais, ir uogom, ir bet kokiom mėsom, žuvim, daržovėm ir taip toliau. Ir praktikuoti va tą aktyvų dėkingumą būtent tom akimirkom, kai tau norisi jau, kad tau šūdometras veiktų, kad vat suktųsi jau tas, negaliu pakęsti šito. Ir nors taip, aš negaliu sakyti, kad jisai nesisuka, jisai irgi sukasi, nes aš negaliu pakęsti šito. Bet būtent tom akimirkom, kai darai kažką, ko nemėgsti, rasti už ką tu gali būti šitiems dalykams dėkingas. Skamba kaip naujų metų planas. Į naujus metus einam, žengiam su išjungtų arba tik tai ant pačių minimaliausių, taip sakant, skaičių besisukančių tuo šūdometru. Nepamirškit spausti patinka, nes tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu. Ačiū visiems, kas pažiūrėjo šį video iki galo. Taip pat galit pažiūrėti šitos video visiems. Bye!